Šiandien Kaunas Jazz 2009 festivalio iškilmingas atidarymas ir tradicinis, kaip įprasta jau, miesto rakto perdavimo ceremonialas. Leiskite pristatyti Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. Labadiena, gerbimi Kaunas Jazz festivalio organizatoriai, jaučiai, mielos ponios, gerbimi ponai, gausūs atstovai, žiniasklaidos susirinkę į Kauno miesto rotušę. Šiandien išties vakaras pavasario, ne tik tai Kauno pavasario, bet ir Kaunas Jazz pavasario. Ir džiaugiuosi, kad nepaisant visų ekonominių negandų, pasirodo, vertybės yra vertybės, tradicijos yra tradicijomis ir jos yra puoselėjamos ir jos gali veikti bet kokius laikotarpius. Tai, kad vyksta Kaunas Jazz festivalis, tai tik tai patvirtina, kad vertybės ir tradicijos yra svarbiausia mūsų gyvenime. Ir aš tikiuosi, kad po šio vakaro atrakinus Kauno miesto vartus, į Kauno gatves plūstelės demokratiškos, laisvės nuotaikos kartu su visų pavasariu, su maištaujančiu džiazu ir jos apims visą Kauno miestą ir dieną, ir naktį. Ir tikiu, kad būtent ne tik tai džiazo gerbėjai, bet ir eiliniai miesto gyventojai pajus džiazo pavasario džiaugsmą ir dvelksmą. Tikiu, kad ir atvykę džiazo virtuozai taip pat supras, kad valstybė, kuri turi istorinės tradicijas ir šiemet švenčia 1000-metį, taip pat yra verta ir naujų kūrybinių procesų, tradicijų ir tas nuotaikos pavasaris, kurios užkės juos ir kuris liks Kaune, aš tikiuosi persiduos ir kitoms valstybėm ir jos taip pat sužinos, kad mūsų Lietuva švenčia valstybės 1000-metį ir turi gilias tradicijas ir pažįsta europinės vertybės. Taigi sveikinu džiazo festivalio organizatorius, visus džiazo virtuozus gerbėjus, kurie nekantrai laukia, kad prasivers tie miesto vartai. Ir aš tikiu, kad maištaujantis pavasarinis džiazas plūstelis su visų trenksmu į Kauno miesto gatves. Ir tikiu, kad jeigu kas nors dar nežino mieste, kad dabar už miesto vartų laukia džiazo pavasaris, tai greitai išgirs ir linkiu, kad greičiau tie vartai prasidartų. Sėkmės visiems.